Atvykau į Laoso sostinę Vientianą, čia man žalias, bet čia niekam neįdomu, kam čia žalias. Žodžiu, turėjau internetą pirkau mėnesiui. Po 10 dienų čia prieš kažkiek laiko tas internetas dingo. Nuėjau į tą oro uostą, kuriame pirkau tą internetą, SIM kortelę. Sakau, kas čia yra? Padarė, vėl veikia. O dabar vėl dingo, šiandien vėl dingo. Man reikia susirasti viešbutį. Turiu tik tai print screenus tokius pasidaręs. Nieko aš nerandu. Ne tai, kad nerandu, bet mane užkrauna žemėlapių, nes nėra interneto. Tai reiškia, aš ėjau tenais, parodau ant žemėlapio. Ir kadangi esu su manta, su kuprinėm, priėjo toksai tuktukas, jisai sako, gal pavešt. Galvoju, gal pavešt, kiek kaina. Jisai įsivedė koordinatės ir parodė, kad yra 350 metrų. Tai kaip rodau, ten aš buvau už kelių kampų. Tai tas paprašė 20 000 kipų, kas yra 80 centų. Ir įvykis buvo toks, kad jisai pamatė, kad čia labai arti, pasakė 20 000, 20 angliškai, bet jis vežė taip aplinkui per visur, tam, kad parodytų, kad jisai labai daug važiuoja, ten stovėjo kamšti, čia stovėjo kamšti. Ir jisai mane atvežė štai šitą viešbutį, jisai pasakė, net nepasakė, aš jam duodu 50 000 kipų, kas yra 2 eurai, ir jisai, žiūriu, nei man gražos duoda laukia. Sakau, duok man 30 000 gražos. Jisai sako 70 000. Aš sakau, tu sakei 20 000. Tai žodžiu, jisai laikė rankose į tos 50 000, aš jį žiūrėjau piktai ir jisai, sako, tai man gerai 50. Sakau, gerai 50. Jo, tai sakau, vis tiek tu esi skemeris. Dabar atėjau į patį Unitelio aptarnavimą. Tai vėl komedija iš naujo. Man davė numerį. Angliškai visai nekalba. Numeriukų visai nerodo. Sakė, pakvies. Tai aš nežinau, kaip jie mane pakvies. Kvies žodžiu. Tai Laoso kalba, man reikės suprasti, kad mane kviečia, žmonių yra daug. Šiandien atėjo laikas pereiti iš šito viešbučio į kitą viešbutį. Šiandien skelbiau protesto akciją prieš skemerius, prieš Laoso skemerius. Tie, kurie mane nuskriaudė, reiškiasi nuostolis tuktukui man siekia 2 eurus. Ir man labai skauda dėl to. Protesto akcija bus tokia, man reikia eiti iš vieno viešbučio į kitą. Čia yra mano 2 lengvos kuprinės, jau traška siūlės, aš tą darysiu peškom. Reikės eiti 1 valandą, 4,1 km, 1 valandą, 26 laipsniai temperatūros, už kelių valandų bus 29. Ir tai bus mano didžiausia akcija. Pirma didžiausia akcija, kurią darau apskritai gyvenime. Ir tegul žino Laosas, kad aš netylėsiu už tokias aferas. Pradedame ėjimą. Akcija tęsiasi jau 25 minutės. Sustojau pailsėti, akciją norėčiau užbaigti, bet nuostoliai yra per dideli, kad taip lengvai pasiduočiau. Ir tokie dalykai turi būti prasminti. Kažkaip einu galvoju jungtis prie kitos akcijos. Įdomu, kokia čia akcija vyksta. Pagaliau atėjau prie savo viešbučio. Pirmą nuėjau ne į tą viešbutį. Tai kur galiu pasiklysti, ten pasiklystu. Ieškojo ir paskui supratau pats, kad ne ten nuėjau. Viskas kinietiška arba laoso kalba. Apie anglų kalbą čia nėra nei mirktelėjimo.
pilna kiniečių, statosi, čia iš tikrųjų didžiulis kvartalas, čia ėjau pro jį. Nu ką, aš pagaliau baigiau akciją, tą gražią progą aš kylu į savo kambarį, o jūs kilkite į viršų pasižiūrėti Tailando. Doors are closing. Please keep clear. Going down. Čia yra Laosas, o čia yra kita šalis. O ten saulė šviečia, kitoj šaly. Atvykau paskinėti viešbutį. Žodžiu, foje rūkoma viduj. Čia taip atrodo minimalistinis kambariukas. Be langų. Bet jau teko gyventi be langų, ėmiau dėl kainos. Ir čia yra peleninė. Bet, nežinau, arba aš jau kažką susiknisęs su oslekas, abejoju, kad taip yra, arba čia nesijaučia tų cigarečių kvapo. Paskui pasižiūriu, kad negalima rūkyti. Bet rūkyti negalima lovoje. Va taip, lovoje rūkyti negalima. Įdomioji viešbučio dalis, tai tik dabar pamačiau rozetės, visur tokios. Visur tokios. Čia. Ir prie lovos. Tai gerai, kad aplinkui yra 2000 kiniečių parduotuvių, tai galėsiu kažką perėjimą nusipirkti. Kitas įdomus faktas, kad aš čia pataikiau į labai gerą distriktą. Tai kol kas čia aš esu vienas baltas. Ir čia yra tikrai didžiulis. Kaip čia? Distrikt kitaip. Neįsivaizduoju, bet žodžiu, čia yra daug šitų, kur mum daug daiktų pagamino. Čia biški žmonės vaikšto, niekas neaptverta. Čia biški mašina važiuoja. Man patinka šitą sistemą. Safety first. Kur beeičiau, ten Kinija ar stato ar pardavinėja, aš nežinau, pažiūrėkit, net medicininės lovos. Ne, gal čia net ne lovos. Ai ne, čia ligoninė, bet čia kokia tai gatvės ligoninė, aš nežinau. Tai man patinka Kinija. Nu ką, atėjau pavalgyti į kiniečių restoraną. Tai kaip matote, viskas yra kinietiškai, kol įsiaiškinom su kiniečių, ko aš norėčiau pavalgyti. Teko biškį paplušėti, bet jau man gamina šefas. Tai ką žinau, pavalgysim. Pavalgysim ir, sakykime, atradau vietą, kur išskirtinis rajonas kiniečių, kur kol kas tik save baltą mačiau. Rūkoma čia visur. Viešbuty, parduotuvėje. Negalima rūkyti lovoje. Visada norėjau pabūti Kinijoje. Buvo toks planas, bet ten labai daug reikalų su viza, maršrutą reikia turėti, atgal bilietą pirkti ir taip toliau, taip toliau. Ta tema jau žinau gerai. Tai šiandien man padovanojo sprendimas nusipirkti viešbutyje nakvynę, kelias nakvynės
pabūt pačioj Kinijoje. Ir tai yra nuostabu. Žodžiu, žiauriai apsigėdinau prieš kiniečius. Pavalgiau. Jau reikia atsiskaityti, aš buvau tikras, kad aš tų pinigų grinų daugiau turiu. Tai paėmė kiek turėjau, trūksta biški mažiau negu pusės. Sakau, nueisiu, viską sutvarkysiu. Padėjau ant stalo šefui savo powerbanką, nu jis tikrai daugiau negu kainuoja, kiek tenai yra, net ir nusidėvėjęs. Ne, sako, jokių čia nereikia. Tai ten viduj tam rajone, kiniečių pačiam, nėra bankomato, aš nežinau kodėl. Tai dabar einu, nusiemu ir eisiu paduot. O šiaip tai ten linkėjimai šitam, kaip jisai. Nu tas kur uždraudė. Radau bankomatą. Cirkas. Policija važiuoja. Lietuvos pilietis su buteliu. Žiūrėkit. Policija. Viskas gerai, va, tai yra laisva šalis. Ai, sako, kurį būtą pirksim. Praleidžiam dėdę. Einam į bankomatą.